labas rytas, tai jau pasistatėm palapinės, jau Starkus kažkiek pastatėm, laukiam trasą, džiovinam, turėtų būti labai smagi diena. Taigi, Starkų testų dieną skelbiu atidaryta ir jau važinėja Šaika, testuoja Starkus, važiuoja ir Aidas, važiuoja MX5, važiuoja Suronai, Talarijos, visi. Ką norėjau pasakyti, nebepamenu, tai tuoj pabandysiu išmurmuliuoti. Tai Grigiškiuose trasa labai super ir išlyginta, ir oras geras. Ir laukiame neužilgo, atvažiuos DJ Mixas, atvažiuos Red Bullio merginos, pavaišins energetiniais gėrimais. Turėtų būti labai smagi diena. Let's go! Nu, kaip sekės, matai? Labai gerai, pietų pertrauka, jau pusė mosų prabandyta, pusė batarkių iškrauta, liko sekanti dienos dalis. Šiaip liuks. Šaikai patinka, geras oras, gera trasa, mocai laiko, viskas liuks. Side by side, going up with your best friend. We be ducking off, we be at the West End. I was at the altar for my dog, I'm my best man. Me and Shotty crushing in the back on a webcam. I got my juice, I got my money. Better get loose, I have some fun in it. Yeah, I ain't stupid, I got my money. Better get loose, I have some fun in it. Iš tikrųjų, aš važiavau su mintim, kad jis turėtų man nepatikti, nes man labai patinka benzininiai, bet jis man labai patinka. Man labai patinka, kaip jis ore jaučia gazą, jeigu ten kažkas ne taip. Gali nusistatyti, vidury treniruotės gali pasidaryti iš 2 PM 4 PM, tas irgi. Įdomu, dažniausiai atvirkščiai reikia, vargsti gali pasikeiti, lėki. Šiaip labai nustebino, labai daug sukibimo. Aš nežinau, ar čia trekšinas kaltas dėl to, ar pats motociklas, bet šiaip geri, labai įspūdžiai. Dar pats normaliai nesuprantu, netyčia vis spaudžiu sankabą, nors čia stabdys. Bet manau, tai įpročio reikalas. Gal net patogiau, kad gali nestabdys ant vairo, tai kojas palieki vietoj pastoji, nereikia ten vaikščioti, taikyti nieko, savo važiuoji. Ir viskas. Šiaip labai gerai. Man kaip iš enduro atėjus pakaba, labai kieta atrodo, bet motokrosui man atrodo čia pats tai. Jo, tai jaučiuosi kaip ant futuristinio moco, žiauriai gerai, kad nėra garso, tylus, jaučiasi, girdisi paukščiai ir labai greita akceleracija. Tikrai jaučiasi, kad traukia motus, žiauriai patiko, liuks. Šiaip viskas super, šiandien turim testų dieną, tai visi patenkinti, labai laukia išbandyti Starkus. Gaunu 1000 klausimų, kaip čia kas, prie ko tai. Šiandien turim tikriausiai visus Stark modelius išbandyti, nuo pirmos generacijos iki pačio naujausio enduro modelio. Tai krosinis tikriausiai motociklas geriausiai atsiskleidžia kroso trasai, enduro motociklas visgi miške, aš sakyčiau. Tai jo, manyčiau, viskas puikiai pavyko, visi pabandė, nes tikrai begalės klausimų ir internetas ir visur yra, tai čia vienas netgi Starkas su sankaba yra, tai visi irgi klausia, tai sakau, geriau greičiau pabandysi, negu papasakosiu. Tai manau dabar daug kas neužmigs šią naktį, galvos apie Starkus. Vieni netgi galvoja turus daryti su Starkais Islandijai, tai va, manau, viskas pavyko, o aš pats tai labiau džiaugiuosi šitam mocų miške, nes ten jo potencialas yra. Ir manau, jis tam ir yra sukurtas, tai dėl to mes tikriausiai su Two Wheels Empire pradėjom bendradarbiauti, nes jo,
miškui skirtas. Ramus, baterijos užtenka, pats pasikrauna regeneruojantis, tai geriausias potencialas ten, sakyčiau. Tai va, puikus oras, nauji emocijai ir geras laikas. Ačiū. I win, sipped out the Fanta today to break out pain.